Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka spalio 1 dieną visus šiauliečius pakvietė į Saulės filialo atidarymą. Šiaulių Gitarių progimnazijos 3-ame aukšte įkurta biblioteka suteiks šio mikrorajono gyventojams šiuolaikinį bibliotekinį aptarnavimą. Renovuotose patalpose patogiai jausis visi bibliotekos užimtumo centro lankytojai. Ir dvi skaitykla, vaikų ir suaugusiųjų abonemento skyriai, pati didžiausia kompiuterių klasė ne tik pagerins bibliotekinį informacinį gyventojų aptarnavimą, bet ir suteiks galimybę vietos bendruomenei įgyti bei padidinti kompiuterinio raštingumo žinių lygį, mažinti socialinę atskirtį, dalyvauti įvairiose parodose, susitikimuose ir disputuose. Bibliotekos direktorė pasidžiaugia, kad šiame rajone tai pirmoji ir seniai jau laukta biblioteka. Ne nuo pareigų, o nuo to esu šiaulietė ir jau daugelį metų gyvenu Gitariuose. Jūs nepatikėsite, kaip aš laukiau šios bibliotekos Gitarių mikrorajone atsidarymą. Toks mikrorajonas, beveik 9% šiauliečių gyvena, tikrai nutolęs nuo miesto ir nebuvo jokios kultūrinės veiklos. Nei bibliotekos, nei kultūros centro. Aišku, buvo mokyklos, ir liko mokyklos, yra darželis, tačiau tos vietos, kur galėtų susiburti bendruomenė, jos nebuvo. Ir jeigu pažiūrėjus atgal į daugelį metų, net tokie keisti sutapimai. Pirmas daugiaaukštis Gitariuose pastatytas 1982 metais. Biblioteka atidarom 2012 metais. Tai reiškia, prireikė 30 metų, kad čia atsirastų šitas visiems prieinamas ir jaunam, ir mažam, ir vidutinio amžiaus žmogui kultūros centras. Saulės filialo atidarymo proga daug nuoširdžių sveikinimų bibliotekos darbuotojams išsakė tiek valdžios atstovai, tiek buvę ir būsimi Saulės filialo lankytojai. Spalio 1 neeilinė diena tapo ir todėl, kad minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, 15 valandą biblioteka suorganizavo savo pirmąjį renginį. Susitikimą su gydytoja, publiciste, populiarių knygų autore Filomena Taunyte. Susitikimas įvyko Gitarių progimnazijos aktų salėje. Renginio stebėti, pasiklausyti įvairių ligų gydymo receptų susirinko pilna salė šiauliškių. Pati kilusi iš Šiaulių apylinkių gydytoja džiaugiasi išvydusi tiek žmonių ir dar renginiui neprasidėjus, paprašė ant lapelių užrašyti su įvairiomis ligomis susijusius ir labai rūpimus klausimus. Renginio metu gydytojo populiarių knygų autorė Filomena Taunytė net 1,5 valandos mielai atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus, davė konkrečius patarimus, sunkių ligų atvejais siūlė pasitarti su gydytojais. Visi renginyje apsilankę, po susitikimo išėjo smagiai nusiteikę. Užsirašė gydytojos išsakytų žarnyno valymo receptus, kaip gydyti sąnarių ligas, kraujotakos sutrikimus ir taip toliau. Ką patartume dėl galvos smegenų kraujotakos, paskui svaigsta galva, kuom gydytis ir dar trečias klausimas, sukasi galva, kokie ten vaistai ir taip toliau. Paprastai visur kraujotaka sutrikusi. Į tų 3 žmonių klausimus galėčiau geriau atsakyti, jeigu jie ateitų prie manęs ir jie būtų mažiau negu 60 metų. Virš 60 metų smegenų kraujotaka pradeda trikti. Ne pas visus. Dažniau pas mėsėčius, pas gerai pavalgančius ir taip toliau ir taip toliau. Prie visų kraujotakos sutrikimų ir prie senatvinių pakitimų, ir prie galvos svaigimų, ir prie, reiškia, kada mums jau trombuoja miego arterijos, labiausiai gali padėti dėlės. Sveikam, judriam išlikti padeda ir juokas. Todėl atsisveikindama su miesto gyventojais, gydytoja pasakė ir porą anekdotų. Tai yra tokių gražių anekdotų. Pas gydytoją ateina žmogus ir sako, daktarė, aš jau sveikas. Gydytojas sako, nu matot, kaip padėjo tie vaistai, kuriuos aš jums išrašiau.
Tai sako, daktarė, dėl to, kad aš prisilaikiau instrukcijos laikyti sandariai uždarytus tamsioje vietoje. Dabar moteriškė, reiškia, žiūri į veidrodį, viešpatie, žiūrėk, vyrui, kaip aš siaubingai atrodau, Jėzau, kokia aš bjaurybė. Nu, pasakyk tu man ką nors gero. Vyras sako, tavo labai geras regėjimas. Prieš ir po renginio visi norintys atsinešę ar vietoje nusipirkę gydytojos knygą gavo ir autorės Filomenos Staunytės autografą. O bibliotekos darbuotoja Kristina Mikliuvienė priminė, kad Saulės filialas jau nuo rytojaus spalio 2 dienos aptarnaus savo pirmuosius skaitytojus.